Pirmadienį vyko Stelos McCartney kolekcijos pristatymas. Kolekcijoje, kurią ji dedikavo šeimai ir draugams, dizainerė atidavė duoklę Yvui Saint Laurentui, sukūrusi smokingo formos palaidines ir baltus kostiumus. Britų dizainerė, kur yra paskutinius mėnesius nešė, savo 2011 metų pavasario vasaros kolekciją pristatė per Paryžiaus mados savaitę. Manekenės grakščiai žingsniavo podiumu pro jos tėvą, buvusi grupės The Beatles narį Paulą McCartney, demonstruodamos baltus berankovius satino švarkus ir sijonus su atvirais keltukais. Mados kritikų teigimu Stella McCartney, kaip ir dauguma kitų dizainerių, užsikrėtė Saint Laurento karštinę. Vertindami ateinančių metų pavasario vasaros kolekcijas, kritikai pastebėjo šio dizainerio įtaką Marco Jacobso naudojamuose ryškiose spalvose ir Givenchy juodai baltų kostiumų ornamentikoje. Saint Laurento stilistinė įtaka podiumuose galbūt paskatino retrospektyvinės parodos apie jo kūrybą ir neseniai pasirodęs filmas pasakojantis apie jo meilės istoriją su ilgamečiu verslo partneriu Pieru Beržu. Saint Laurentas, kuris mirė prieš 2 metus, pakeitė moterų įvaizdį, rengdamas jas kelnėmis ir dieną ir vakare, bei sukūręs joms safario švarkus ir smokingus. McCartney kolekcijoje taip pat buvo plačių džinsinių švarkų ir kitų aprangos detalių bei kostiumų ir suknelių, margintų didžiuliais citrinų raštais, kurie susilaukė garsiausių svečių liaupsių. Stella McCartney priklauso Gucci Group, kuri savo ruožtų priklauso prabangos ir mažmeninių prekių grupiai. Pastarai grupiai vadovauja François Henri Pinault, kuris į pristatymą atėjo kartu su žmona aktorė Salma Hayek.